Šiandien iš Rusijos atsklido niūrios naujienos. Net ir karo šalininkai čia perspėja, kad šalis grimzta į visišką demografinę mirties spiralę, o karas prieš Ukrainą daro žalą, kuri gali būti nebeatitaisoma tiek Rusijos kariuomeniai, tiek ekonomikai. Ypač pavojinga tai, kad nuostoliai jau ne tik lemia padėtį mūšio lauke, bet ir keičia Rusijos valstybę bei visuomenę taip, kad net ir pasibaigus karui Rusija gali nebesugebėti atsigauti. Tai daugiau nei įprastas karo laikotarpio smūgis, nes šalis gali išgyventi karinius nuostolius, jei turi sveiką gyventojų populiaciją, lanksčią ekonomiką ir visuomenę orientuotą į atstatymą. Tačiau Rusija praranda visus tris dalykus vienu metu. Tarp 2018 ir 2025 metų Centrinė Azija užfiksavo apie 3,5 milijono daugiau gimimų nei Rusija, o pati Rusija 2025 metais užregistravo tik apie 1,1 milijono naujagimių. Tai reiškia, kad Rusija ne tik susilaukia vis mažiau vaikų, bet ir nuolat praranda žmogiškąjį pagrindą, reikalingą būsimam augimui ir stabilumui užtikrinti. Karas dar labiau paaštrina šį ilgalaikį silpnumą ir paverčia jį daug aštresnę nacionalinę krizę. Rusija pradėjo invaziją jau turėdama mažėjantį gimstamumą ir senstančią visuomenę, o karas iš civilinio gyvenimo mobilizacijos būdų ištraukė daugiau nei 1 milijonas vyrų. Analizė, paremta paveldėjimo registro duomenimis, rodo, kad jau žuvo mažiausiai apie 352 tūkstančiai Rusijos karių. Be to, strateginių ir tarptautinių studijų centras nustatė, kad dar maždaug 875 tūkstančiai Rusijos karių buvo sužeisti mūšyje, paimti į nelaisvę arba dingo be žinios. Kadangi šie nuostoliai daugiausia paliečia būtent tas amžiaus grupės, kurios palaiko šeimas, darbo rinkas ir būsimą gimstamumą, jie taip pat silpnina socialinį ir ekonominį pagrindą, kurio Rusijai reikėtų bet kokiam atsigavimui. Tačiau Rusija praranda ne tik vyrus kare, bet ir milžiniškus kiekius materialinių išteklių bei finansų, kurie yra skiriami karui. Nauji tyrimai parodė, kad Rusija jau neteko maždaug 27 milijardų 400 milijonų dolerių vertės karinės technikos, amunicijos ir logistikos. Turint šį kontekstą, svarbu aiškiai suprasti, kad visi pinigai ir materialūs ištekliai, investuojami į gynybą, iš esmės yra prarastas kapitalas. Jis arba sunaikinamas mūšio lauke, arba galiausiai bus sunaikintas sandėliuose, o vienintelė jo vertė – šalies ir jos žmonių gynyba. Tačiau Rusija pasirenka šį kapitalą leisti puolimui, bandydama aneksuoti kaimyninę šalį, todėl ši vertė tiesiogiai prarandama tikslui, kuris nepagerins pačių rusų gyvenimo. Nuo to karo poveikis išplinta ir į pačią Rusijos visuomenę. Kadangi karinė tarnyba ir lojalumas karo metu vis labiau lemia, kas kyla karjeros laiptais ir ką valstybė apdovanoja, tokios programos kaip Didvyrių laikas, kurios nukreipia veteranus į viešojo valdymo pozicijas, bei jaunimo militarizacijos iniciatyvos, kurios nuo mažens supažindina vaikus su karinė drausme, rodo, kad tai jau nebe vien karo pastangų palaikymas, bet ir kasdienio gyvenimo institucijų bei vertybių pertvarka. Tęsiantis šiai situacijai, civiliniai prioritetai, tokie kaip švietimas, ekonomikos modernizavimas ir atviras bendradarbiavimas, vis labiau nustumiami į šalį, nes valstybė vis labiau ruošia visuomenę ilgalaikiai mobilizacijai, o ne ilgalaikiai plėtrai. Tas pats spąstai matomi ir ekonomikoje, kur ilgalaikės pasekmes gali būti dar sunkiau atšaukti, nes Rusija nukreipia didelę dalį savo pramonės karo pastangų palaikymui. Trumpuoju laikotarpiu tai gali sudaryti stabilumo įspūdį, nes gamyklos lieka aktyvios, o gynybos užsakymai užtikrina pinigų cirkuliaciją. Tačiau militarizuota ekonomika duoda gerokai mažiau naudos civiliams, iškraipo investicijas ir palieka ištisus regionus finansiškai priklausomus nuo karinių išlaidų. Tuo pačiu metu Rusijos izoliacija nuo vakarų rinkų riboja prieigą prie pažangių technologijų, investicijų ir platesnės komercinės integracijos, mažindama šalies gebėjimą modernizuotis už karo gamybos ribų. Todėl Rusijai reikia, kad karas baigtųsi. Tačiau kuo ilgiau jos ekonomika priklausys nuo karinės gamybos ir karo laikotarpio išlaidų, tuo sunkiau bus išardyti sistemą, kuri dabar leidžia didelėms šalies dalims funkcionuoti. Apskritai, Rusija išgyvena laikotarpį, kai šio karo padaryta žala toliau didės, net jei kovos sulėtės. Šalis susidurs su mažesniu darbuotojų skaičiumi, mažiau šeimų ir silpnesniu ekonomikos augimu, nes šalis išmoko veikti mobilizacijos, o ne plėtros pagrindu. Tai reiškia, kad karo pabaiga sukeltų naują krizę pačioje Rusijoje. Kai sistema praras pagrindimą, kuris ją laikė, Rusija neartėja prie atsigavimo po karo, o žengia į ateitį, kurioje karas visam laikui sumažino jos galią.